Tai va, 12-okai. Visų pirma, jų pagrindinė pamoka gyvenime yra nepasitikėkit savim. Per daug. Aš žinau, ką jūs dabar galvojat. Jūs galvojat, kad partingi jau čia esat. Kai kurie ir jūs iš jūsų ir esat partingi. Bet ne visi tikrai. Ir daugumą jūs galvojat patys sėdėti, ruoštis egzaminam. Bereikia. Nesąmonė. Aš dėl to neįstojau niekur, nes aš pats ruošiausi ir mano egzaminai buvo ne kažką. Kreipiuosi tuos, kurie nori stoti kažkur ir iš Kauno esat. Mokslas yra rimtas dalykas, nes aš gerai baigiau, ne taip kaip jisai ir įstojau, kur norėjau. Ir aš žinau, kaip reikia gerai pabaigti 12 klasę ir gerai egzaminus pabaigti. Tai va, yra toks dalykas kaip Lektor Pro Kaune. Jų šūkis labai lengvai įsimenamas. Stok ne ten, kur gali, bet ten, kur nori. Va. Jo. Va, labai teisingas pasakymas, nes aš neįsivaizduoju savęs didesnio idioto kaip 12 klasė, kai savim pasitikėjau. Per daug. Kauniečiai, mes jums siūlom puikią galimybę ateiti pas normalius žmonės, baltus, kurie sėdės ir su jumis dirbs visus metus. Daugelį iš jūsų, ypač merginom, nesinori pas korepetitorius, nes ateisi dirbus dėdulė, toksai sėdės. Iš užpakalį. Ką čia sprendi? Kaip vairavimo instruktorius man. Čia tokių dėdžių nėra, jūs ateisit. Mes esame dabar vietoj, kur moko žmonės. Jūs galėsit pasėdėti suolį, kur sėdėjo Katlis. Jūsų mokyklai blogesni suolai negu čia. Jisai vien žodžiu nieko nebaigęs yra, aš esu baigęs, nes... Bet aš stojau. Jo, bet tu neįstojai. Tai geriau manęs klausyk. Jeigu jums kažkas nesiseka, ar jeigu gerai seks, bet nori, kad dar geriau sektųsi, susisiekit su Lektor Pro ir jie jums paskirs korepetitorius, su kuriais jūs galėsite pasiruošti savo norimiam egzaminui. Jums paskirs žmogų, jis už jūsų namų darbų nedarys, negalvokit, kad šitą šaraškinų kontorą, kur čia pasamdys kažką. Jūs, čia grinai yra pasiruošimas egzaminam, kas ir yra svarbiausia, ne kažkokie mokykliniai ten, kas jums atgal atrodo. Ateikit įgauti žinių, o ne nusirašinėti kažkokias nesąmonės, įgaukit žinių paprasčiausiai ir ruoškitės visus metus, o ne kartais. Taip, ruošti jau reikia pradėti dabar, nuo spalio. Jeigu gegužę pradėsi ruošti, tai va, kaip jūs atrodys. Po to norit kaip aš atrodyti? Nenori. Visada turim kažkokį draugelį, kuris sako, nu ne, ten žiauriai tokia gera tetutė, nu ten, kur bet niekada laiko neturi. Sutvarkys tą kambarį. Taip, jo, jums dar fizinį ir vokiečių mokin. Ne, čia net... Jo, fizinio egzui paruoš. Ne, čia yra profesionalu. Valgyt padarys dar, jo. Taip. Čia rimti dalykai vyksta ir pamatysit, padėkosit man ir dėstytojam po egzaminų. Ir rimtai, išbandykit šitą pramogą, pamatysit, patiks. Užsikabliuosit. Ateities, jūsų ateities, jūs padėkosit savo dabartiniam. Sėskit ant mokslo, o ne ant heroino. Ant mokslo adatos. Sėskit ant mokslo adatos. Lektor Pro, jūs paruoš egzaminam. Ir stokit ant, kur nori. No.